Šiandieną turėjome 5. Driftmasterių čempionato etapą ir pagaliau išlipome iš duobės, nes pirmo etapo nebuvo, o 3 kritau top 32. Tai šį kartą turime 5. vietą, dalinamės ją su 3 ar 4 žmonėmis. Tai žiūrint tai pagal kvalifikaciją, tai turėčiau kaip ir būti 8, bet nuo 5 iki 8 gavom visi po vienodai taškų, taip kad esu 5, labai tom džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad varžybos vyko šalia namų, džiaugiuosi labai publika, labai daug sirgalių buvo, labai jums ačiū visiems už tokį nerealų palaikymą, aš tikrai tom labai džiaugiuosi. Tai va, turime 5. vietą ir nors ir kvalifikacijoje nesisekė, nes kvalifikaciją praėjau tik tai 31. Tai skaitant iš to tikrai labai geras rezultatas, išsikapanojau viršų. Turnyrinė lentelė nežinau kur, bet kažkur ten manau apie 20-uką būsiu, nes pirmi 3 etapai buvo nepasisekę ir už 2 savaičių laukia 6. etapas Vokietija, Ferropolis, kur bandysime pagerinti šios dienos rezultatą. Taip kad ačiū visiems už palaikymą ir iki sekančių.